Sveiki, tai šiandien noriu papasakoti apie vieną iš pavasario valgomų grybų, kuris auga vis dar dabar, galima rasti, tai dabar yra gegužės mėnesio antra pusė. Ir štai aš tą grybą radau. Tai tas grybas vadinasi pavasarinė balteklė. Štai taip jisai atrodo. Pavasarinė balteklė, arba žmonės dar vadina avižėlė, arba gegužiukai, dėl to, kad auga gegužės mėnesį paprastai. Tai va, tai čia yra toksai grybas, kuris galbūt panašus kažkiek tai į ūmėdę. Būna šviesus, baltas arba šiek tiek gelsvas jau paskui, kai grybui augant ir brestant. Ir turi lakštelius kitoje pusėje, tai tokie štai lakšteliai šviesios spalvos, tokie gana tankiai suaugę, bet nenuaugę nuo kotelių. Taip, tai šitas grybas dar turi tokį išskirtinį bruožą, tai yra kvapą. Tai vat, dėl ko faina grybus pauostyt, nes tikrai galima nustebti. Tai šitas kvapas, grybo šito kvapas yra toksai gana vaisiškas, malonus toksai, kartais aprašymuose rašo miltų kvapas, nežinau, man su miltais nelabai siejasi, bet čia iš tikrųjų kaip kam kokios kvapos asociacijos, dažniausiai žmonėm labai skirtingai tas kvapas atrodo. Ir taip pat reikėtų pauostyti, bet jisai toks tikrai skiriasi nuo tokio grybiško rūgštaus kvapo, kurio žmonės dažnai sako, o va čia kaip grybas kvepia. Tai va, ir šitas grybas viduramžiais buvo tikrai labai vertinamas, net skaičiau, kad Italijoje buvo vienas brangiausių grybų ir tikrai žmonės už jį buvo pasiruošę nemažai pinigų pakloti. Tai va, tai kur ieškoti šito grybo? Tai ieškoti jo reikėtų pamiškėse, kažkur, jeigu vat yra miškas arba parkas, tai prie miško ar parko jie auga paprastai labiau žolėje, ne samanose, kaip gal mums įprastai renkami grybai valgomi. Tai vat gali augti ir parke, kažkur prie keliuko, ar miške prie keliuko, arba pamiškiai. Tai taip jau reikėtų pamėginti, pabandyti rasti juos ir tada jau atkali akį, žodžiu, ir būna paprasčiau. Tai va, ir šiuo metu panašių grybų iš tikrųjų į balteklės ir su tokiu kvapu tai tikrai nėra. Tai, na, nesumaišysite. Šitas grybas tikrai yra skanus, toks tvirtos tekstūros. Ruošti reikėtų kaip ir kitus grybus, tai būna vat, paprastai šiek tiek žemėtas, tai nuvalyti. Jeigu reikia plauti, tai minimaliai, ilgai nepermirkant, tiesiog po tekančių vandeniu apiplauti. Na ir tada galite tiesiog kepti. Apvirti specialiai kažkaip prieš ruošiant nereikia papildomai. Reikia termiškai apdoroti, tai reiškia arba kepti, arba troškinti, arba kažkaip tai jį karščiu paveikti. Žalių valgyti nereikėtų, bet galite tiesiog pabandyti pakepti ant keptuvės su tarkim kokiu sviestu ar mėgstamu aliejum, su druska, pipirais ir paragauti. Tai va.